Šiandien noriu su jumis pasidalinti keletą pratimų, kurie yra skirti atpalaiduoti savo kaklą, atpalaiduoti savo pečių liniją. Ir kiekvieną kartą, kada mes atliekam veido jogą, veido fitnesą savo veidukai, galima tiesiog atlikti atsipalaidavimą prieš visą tai. Po limfos aktyvavimo lygiai taip pat galima atpalaiduoti savo veidą. Kas padeda dar atsipalaiduoti mūsų pečių linijai ir kaklui, tai taisyklinga laikysena. Kiekvieną kartą stebėkit save, kaip jūsų pečiai laikosi. Kiekvieną kartą pasistengkit ištiesinti, atlošti pečius, ištiesinti galvą. Ir netgi bet kurioje situacijoje, kada kasdieniniai rutinai, pagaukit save, kaip jūs laikote savo laikyseną. Taigi, pradžioje, ką mes galėtumėm padaryti, tai paimam savo delną, uždedam ant ausies ir truputėlį pratempiam savo galvą. Užmerkiam akis, pasistengiam giliai įkvėpti, iškvėpti. Veido rutina ir veido joga yra lygiai toks pat pratimas ir lygiai toks pat atsipalaidavimas, tarsi eitumėte į sporto salę ar atliktumėt kitus savo grožio ritualus. Taigi, skirdamos laiko savo veido odai, pasistengkite skirti daugiau ir rasti laiko ne tik tai padaryti pratimus, bet ir atsipalaiduoti. Pasistengiam kaklą pratempti, dar truputėlį palenkiam. Nugarą išlaikom tiesą, pečiai tiesus. Galva lygiai taip pat žiūri tiesiai. Pratempiam keletą akimirkų. Iki pusės minutės laiko, 20-30 sekundžių, atpalaiduojam ir lygiai tą patį padarom su kita pusė. Uždedam delną savo švelniai ant ausies ir švelniai lenkiam, pratempiam visą savo šitą pusę. Jaučiam, kaip atsipalaiduoja pečiai, ištiesinti pečiai atviri. Užmerkiam akis, keletą akimirkų pasistengim įkvėpti ir iškvėpti giliai pro nosį. Pastebėkit savo įkvėpimą. Įkvėpimas turėtų būti įkvėpiam iš pilvo srities. Įkvėpdamas jaučiam, kaip išsipučia pilvas. Pakyla truputėlį krūtinė. Ir ilgas gilus iškvėpimas, tarsi paleidimas pro nosį. Iškvėpimo metu jaučiam, kaip susitraukia mūsų pilvas, tarsi subliūkšta. Atliekant tokį tempimą, mes galim jausti tempimą štai šitoje srityje, pečių atsipalaidavimą. Ir lygiai taip pat mes galim jausti šitoje rankoje tempimą. Jeigu mes tai neatliekam kasdieną, tai tikrai jausite iš karto. Keletą sekundžių atpalaiduojam. Vėlgi išsitiesinam nugarą, išsitiesinam kaklą, truputėlį galvą atlošiam atgal. Sekantis atsipalaidavimo pratimas yra sukam galvą į kairę, lygiagrečiai savo pečių linijai. Galva tarsi užsifiksuoja lygiagrečiai su savo pečiais. Ir kairėje įkvepiam. Ir labai lėtai važiuodamas tiesiog galvą, nejudindamas pečių, iškvepiam ties dešinę. Ir lygiai taip pat, lygiai grečiai pečių linijai užfiksuojam. Galim akis užmerkti. Tokį sukimą padarom 30 sekundžių. Iki 1 minutės yra pakankamai. Susikoncentruojam, atsipalaiduojam. Keletą akimirkų, giliai įkvepiam ties kairiu pečiu, giliai įkvepiam iš pilvo centro, pakyla krūtinė, išsipučia pilvas ir sukdamas į dešinę, iškvepiam ir subliūkšta mūsų pilvas susitraukia. Ir dar kartelį giliai įkvepiam važiuodamas į kairę. Ir iškvepiam, sutraukiam pilvą prie stuburo, sukdamas į dešinę užfiksuojam. Jeigu yra
sunkus ir surakinti pečiai, mes tikrai jausime tempimą tiek kaklo srityje, tiek pečių srityje. Kiekvieną kartą atlikdamas, tai galite daryti kiekvieną dieną, pajauskit, kaip vis labiau ir labiau atsipalaiduoja kūnas. Jeigu nejaučiate atsipalaidavimo savo srityje, pasistengkite įtraukti gilų ir ilgą įkvėpimą ir iškvėpimą, kadangi kvėpavimas ir ypatingai per nosį padeda mūsų kūnui vis labiau ir labiau atsipalaiduoti. Ir dar vienas pratimukas, kuris padės atsipalaiduoti jūsų viršutiniai kūno dalį. Atsistojam tiesiai, galite atsistoti prie sienos, galite atsistoti priešais veidrodį, užmerkiam akis ir važiuojam galvą į viršų kiek įmanoma, aukštyn ir labiau nulenkdamas, ištempdamas visą priekinę dalį. Įkvepiam ir važiuodamas atgal, lėtai iškvepiam. Nugarą laikiam tiesiai, iškvepiam, nuleidžiam galvą, su smakru pasiekdamas krūtinę. Jeigu jaučiat kakle traškėjimą, sunkumą, tempimą, sušvelninkite įkvėpimą ir iškvėpimą ir judesį. Atlošiam tiek, kiek įmanoma, daugiau ir plačiau. Ir važiuodamas atgal su kaklu, su visa galva, ties krūtinė iškvepiam. Galite įkvėpimo metu skaičiuoti ties 15 ir iškvėpiam lėtai, važiuodamas ir skaičiuodamas sau ties 15. Ilgas ir gilus įkvėpimas pro nosį. Atsipalaiduojam. Ištempiam ir sugrįžtam atgal. Šiandien atliksim lygiai tokius pat pratimus kartu su mūsų štai šitai daliai, viršutiniai, viduriniai veido daliai ir atliksim nosiai. Taigi, pirmasis pratimas, kaip ir buvo dienos prieš tai, dedame į kampučius, ištiesinam kaklą, ištiesinam pečius ir mirksėsim, atverdamas akis. Iki 15. Pasistengiam nejudinti raumenų, antakių, nekilnojam. Šiandien juda tik tai mūsų akis. 15 kartų atmerkinėjam akis. Lėtai ir švelniai akis gali atsimerkti daugiau ar mažiau, priklauso nuo jūsų treniravimas. Ir 15 sekundžių užmerkiam, pailsim. 15 sekundžių pratimas, 15 atsipalaidavimas ir 3 kartus. Dar kartelį pakartojam. Užmerkiam akis, atsipalaiduojam. Pasistengiam nejudinti antakių, juda tik tai mūsų akis. Tarsi atmerkiam ir užmerkiam. Ir paskutinį kartą. Šitas pratimas padeda pakelti mūsų vokus, mažina maišelius po akimis, atveria akis platesniam vaizdui. Atsipalaiduojam. Sekantis pratimas, dedam pirščiukus virš antakių, truputėlį nuleidžiam, prispaudžiam ir keliam.
Lygiai taip pat 15 kartų. Ir atsipalaidavimui pakeliam antakius, pakeliam žvilgsnį į viršų ir skaičiuojam mintyse iki 15. Atpalaiduojam ir lygiai taip pat sugrįžtam į pratimą. Paspaudžiam truputėlį antakiukus į apačią ir keliam. Šitas pratimukas padeda lyginti kaktos raukšles. Atsipalaidavimui iškeliam antakius į viršų, užfiksuojam žvilgsnį į viršų ir mintyse skaičiuojam iki 15. Ir paskutinis kartas 15 kartų kilnojam antakiukus. Atsipalaidavim, pakeliam antakius į viršų, užfiksuojam žvilgsnį į viršų ir skaičiuojam iki 15. Atsipalaiduojam. Perėsim prie sekančio pratimo, tai yra žandų formavimo. Išlenkiam O formos liežuvį. Ne liežuvį, atsiprašau, o burną. Uždedam rankytes į pirštų galiukus, štai čia, ar ne, į nosies kampučius, prispaudžiam, man kažkaip kamera rodo nevienodai, ir keliam, ir pakeliam žandus truputėlį. Keliolika kartų atsipalaidavimą paliekam O formos burną ir ištempiam kiek įmanoma daugiau, jausdamas tempimą savo šitoje srityje. Ir pakartojam O formos burna ir keliam štai šitą savo žandus į viršų. Atsipalaidavimui O formos burna ir ištempiam kiek įmanoma daugiau, jausdamas tempimą savo veide. Ir paskutinis raundas 15 pakelimų. Atsipalaiduojam, ištempiam O ir tempiam mintyse skaičiuodamas iki 15. Atsipalaiduojam, pereisime prie savo nosies. Nosies pratimas tai yra tam skirtas, kad formuotų jūsų veidui jūsų natūralią nosies formą.
Ir iš tikrųjų labai smagus pratimas, jį galima atlikti. Formuojamas visas šitas sritis savo nosies. Tai ką mes darom, paimam pirštą, rodomąjį pirštą, pakeliam nosį, pakeliam tiek, kad truputėlį pakyla lūpa, atsiveria mūsų dantukai ir ką mes darom, keliam į viršų. Burna pakilnojam. Jaučiam, kaip mūsų nosytė dirba. Smagus žaidimas su savo nosim. Aš kaip sakau, šitas pratimas padeda mano nosiai kūdėti. Penkiolika kartų nuleidžiam, atsipalaiduojam. Galiu papasakoti iš savo patirties, mano nosis iš prigimties nuo vaikystės buvo labai plati. Ir ką šitas pratimas formuoja, jinai tiesiog siaurina jūsų nosytės ir nosytės šnerves. Ir pakartojam, pakeliam nosį taip, kad atsivertų dantukai. Ir palaiduojam. Ir paskutinis kartas, 15 kartų. Pakeliam nosį, atsiveria tarsi mūsų dantukai. Nosis pakelta, prasitempia štai šitą mūsų lūpos dalis. Penkiolika pakelimų. Atsipalaiduojam. Ir paskutinis šiandienos pratimas, tai yra mūsų lūpom, mūsų lūpų vėlgi formavimas ir truputėlį putlinimas. Tai ką mes darysim, tai lygiai taip pat 15-20 sekundžių plačiai išsišiepiam, užfiksuojam savo, galima netgi pirštukus padėti ant lūpų kampučių ir tarsi vizualizuoti, kad mes lūpų kampučius keliam, išsišiepiam tiek, kiek įmanoma, neatidarom burnos, tiesiog išsišiepiam ir jaučiam tempimą lūpose. Lūpos ties vidurį turėtų būti atpalaiduotos. Plačiai išsišiepiam ir tempiam. 15 kartų, 15 sekundžių skaičiuodama savo mintyse. Atpalaiduojam. 15 sekundžių. Tiesiog pabūnam ramybės būsenai ir pakartojam lygiai tą patį, ištempiam. Atsipalaiduojam. Ir paskutinį kartą plačiai išsišiepiam. Jaučiam tempimą. Jaučiam tempimą lūpose. Atsipalaiduojam. Tai tiek šiandieną, kiekvieną kartą atlikdamas veido jogą savo, veido fitnesą savo, pasistengkit visiškai atsipalaiduoti ir skirti tik tai tas minutes, kelias, tik tai savo veidui, savo ir savo grožiui. Iki pasimatymo kitą kartą.